mamytė pasirodė, čia Rūta Kulikauskienė, tai dariau tokį skylapą. Dabar šitas projektas buvo Fulbrighto projektas. Žinau, tą programą. Tai yra Amerikos valdžia turi stipendijas tyrinėtojams, profesoriams, mokytojams kurti projektus kitose šalyse. Tai aš čia atvykau 21 metais sausio mėnesį ir čia pagyvenau 9 mėnesius, vieną Vilniaus akademinius metus ir padėjau tą projektą. Apie duomenį, ar ne? Kadangi aš visą gyvenimą mokinausi lietuviškoje mokykloje, lituanistinė, šeštadieninė, išmokau tiek kalbėti lietuviškai pakankamai. Jūs sakot parduotuvė, aš sakau krautuvė, man toks karo laikų žodynas. Tai aš ėjau į kursus, šokiau lietuviškus šokius, lankiau stovyklas, skautų, viską ten apie Lietuvos kultūrą. Bet kažkaip nieko neišmokau apie Lietuvos žydus. Tai man vis kilo klausimas, kas tie litvakai, kur jie yra. Ir aš sukūriau tokį planą, kad aš dokumentuosiu ir fotografuosiu litvakų kultūrą Lietuvoje ir perėsiu visą Lietuvą. Bet aš supratau, kas atsitiko, kur jie dingo, ar ne? Tai buvo kas? Holokaustas. Kas buvo? Kai aš atvykau, pirmas dalykas buvo, kas atsimena, kas buvo sausio mėnesį tais metais? Pandemija. Kad aš stoviu tiksliai toj vietoj, kur būdavo Vilniaus getas. Buvo 2 getai, 1 ir 2, ir tenai yra žymėtas. Tai aš sugalvojau, aš niekur negaliu nuvykti, bet čia kažkas yra. Kartais tai yra, kad kaip po menininkas aš ieškau, bet radau, kad kur aš stoviu yra kažkas. Tai aš sugalvojau šitą projektą. Ir aš sugalvojau, aš užsisakiau didelio formato aparatą, foto, šitokio dydžio negatyvą. Matom tokią nuotrauką. Čia tų nuotraukos negatyvas yra tokio didelio. Ir aš ant to aparato uždėjau Antro karo pasaulinio lęšio objektyvą. Ir aš galvoju, čia yra link aš keliauju atgal. Aš esu dabar 40 metų lankytojas Vilniuje. Ir aš perėjau visą teritoriją Vilniaus getą. Keletą mėnesių. Ir aš fotografavau, koks gyvenimas ten šiandien dabar. Tai pažiūrėsite, matysite viešbutį stiprių, matysite paprastas vaizdas, parkas, šeima žaidžia. Ir aš norėjau tokias nuotraukas, man svarbu, kad būtų gražios nuotraukos, kad čia būtų tikras gyvenimas, štyčia. Ir aš norėjau parodyti, kas čia darosi, o paskui aš tuo pačiu metu tyrinėjau. Ir skaičiau knygas, dienoraščius, žiūrėjau laidas. Ir ką aš skaičiau? Čia yra pavyzdys tų knygų. Ir mano mamytė, kurie buvo vienuolininkė, sakė, Jonai, tu perskaityk šitą dienoraštį. Tiesiog Rudaševskį. Ir aš esu geta. Tai čia staigmena, kadangi aš tyrinėjau, aš supratau, kas tas getas. Tų getų buvo per visą rytų Europos, bet Lietuvoje buvo Kaune, Vilniuje ir kitur. Čia buvo vieta, kur naciai, kartais trūksiu žodžių, laikė žydus, ar ne? Ir jie buvo privalomi dirbti, ar ne? O per šitus getus, ir čia tą istoriją parašė daktaras Sužiedėlis, Saulius, perėjo maždaug 40 000 žydų per 2 metus. Ir iš tų maždaug tik 200 išgyveno tą vietą.
Tai dauguma jų buvo nuvežti į Panerius ir nušauti. Ir tokia istorija. Taigi aš galvoju apie Vicuką, jisai rašo savo dienoraštį vieną savaitę, o koks mokytojas mūsų buvo nušautas. O kitą savaitę jis rašo, jis bijo fronto, kad jis keičiasi, jis girdė, kažkas yra. Bet jis ir kitą dieną parašo, šiandien mano gimtadienis. Toks. Jis buvo labai išmintingas, toks įdomus vaikas. Tai jis, jeigu žiūrėt į datas, jisai buvo labai jaunas, gal 15 metų, kai žuvo. Bet tas, man šitas labai paveikė, aš dažnai pamirštu, aš esu getė. Koks testamentas tėvų. Jie padarė, kad jis būtų toks užsiėmęs ir jie turėjo mokyklas, kur neturėjo turėti mokyklą, jie turėjo teatrą, jie turėjo parodas, paveikslų, jie turėjo, kaip jis prašo, visokių ten veiklos ir jis pamiršo. Čia yra originalių bibliotekos kortelių iš Vilniaus geto bibliotekos. Tai tokia staigmena, kad, žinai, turim tokią kolekciją šitokio vietų. Tai kodėl aš įdedu į failus, ne? Čia atidarai, matot nuotrauką ir aš tyrinėjau ir radau tokius ekserptus iš dienoraščių ir aš pritaikau prie tos nuotraukos istorijų. Kartais yra kažkas, kad ten tiksliai buvo, o kartais yra tik tokia istorija, kuri panašu kaip tas paveikslas. O failuose, kaip man galvojat, čia labai asmeniškas dalykas, jūs galite laikyti tą nuotrauką. Čia lyg yra 50 nuotraukų, ne vienas įrėmintas. Galite pačiupinėti, palaikyti. Kodėl aš tą padariau? Yra visa karta jaunimo, kur nieko nežino, arba labai mažai žino apie holokaustą. Ir ta pati karta niekada nėra palieta tikros nuotraukos. Man tas įdomu. Tai aš irgi reikia prisiminti. O kitas paskutinis yra čia prirakinta. Aš bijojau, kad jūs pavogsite tuos failus. Ne. Aš prirakinau, kadangi visi šitie žmonės buvo prirakinti. Tai čia atsiminkime to. Dabar neturim daug laiko, čia labai liūdna istorija. Galėsit patys pasižiūrėti ir įsidomėti, kiek jūs norit. Aš baigęs tą projektą pradėjau eiti lauk ir ką, aš čia užėjau ir perėjau prie tokios mokyklos. Aš daug sykių perėjau tą mokyklą, maždaug šitaip atrodo. Ir ta mokykla vasarą pasikeičia. Ten yra kasinėjimas, ar ne? Ir čia yra John Sullivan, toks archeologas, su Justinu Račiu ir Zenono Gobono. Turi kasinėjimą didžioji Vilniaus sinagoga. Čia Sullivan aprašė. Aš čia žiūriu, čia viltis. Čia nacija atėjo, subombardavo, sovietai galėjo pataisyti, bet jie išniekino kultūrą, pastatė mokyklėlę, sugadino viską. O dabar ekskavacijas vyksta, bet jau prie galo, kadangi jie jau neatidarys vasarą, jie jau turi planus planuoja, kaip čia gali pagarbinti tą vietą. Mano užpakalį parašė, kas čia vyksta, nuotraukoje. Tai galite čia kasinėti ir pasižiūrėkite. O paskui ant galo, kas buvo ant galo? Aš nenoriu paviršti, kad ant galo buvo miškas, panelė, ne? Tai jeigu ateisite čia viena nuotrauka, galite pasižiūrėti į vamzdį. Kai pasižiūrėm, aš turiu nusilenkti, ar ne? Negali kitaip, nebent įsibaigęs. Tai jūs turėsite, jeigu nori pamatyti, nusilenkti. O kai žiūriu, aš pasakysiu, kas viduje. Čia miškas. Bet tai mano tėvas buvo su manim, kai aš paėmiau tą nuotrauką. Aš iš apačios mišką patraukiau. Kadangi čia turbūt buvo paskutinis vaizdas žmogaus. Jeigu buvo gyvas dar, žiūrėti mišką į viršų. O šitas vamzdis, jis ne bet kur pasikrypęs, nusikrypęs.
čia tiksliai į Panevėžį. Ir šitą parodą keliausiu aplink Lietuvą, aš manau. Nu, aš neturiu tą sakyti, bet aš gavau žinių šiandien, man patinka. Tai bet kur čia kabės, visuomet bus tas kryptis tiesiai į Panevėžį, kad nepamirštume, kas čia darosi. Tai aš jau į biblioteką ir aš suradau savo istorijos tekstą. Ir čia ta knyga, lygiai ta pati knyga maždaug. Ir kai aš atsidariau, aš perskaičiau, žiūriu, čia buvo 17 puslapių apie Antrą pasaulinį karą. Čia išeivijos knyga, čia Amerikos lietuviai spausdino 77 metais. 17 puslapių apie Antrą pasaulinį karą ir kiek sakinių apie Holokaustą? 0, 0, 0. Nerasi. Aš neradau. Bet mano brolis Andrius, jis labai išmintingas. Jis sakė, Jonai, tu klysti. 4 tomas, reikia žiūrėti. Čia 4 tomai. O, dabar aš pailiai jaučiuosi. Ne? Visas skyrius apie žydų kultūrą. Bet kiek aprašyta apie Holokaustą? Ne, čia vienas sakinys yra. Kultūra, įdomu, buvo Holokaustas visas. Tai buvo toks laikotarpis. Ir man įdomiausia, kad tais laikais, lygiai tais maždaug 77, Tomas Venclova parašė atvirą laišką pasauliui. Sakė, mano žmona žydė, mano dukra tai žydė, aš noriu parašyti tokį laišką, kad žmonės suprastų, kas čia įvyko Lietuvoje. Ne? Tai jisai parašė visą tą istoriją, apie ką kalba. Lygiai tuo pačiu metu. Kažkas kalba apie tai, kažkas ištrynė. Tai nepamirškime. Tik norėjau padėkoti Jums, kad atvykote. Prašom aplankyti.